So, hello everyone. Tiksliau, sveiki. Ir kaip matote, kūrėme jau ketvirtą paprastos svetainės dalį. Ir iš pradžių noriu atsiprašyti, kad nekūriau ilgą laiką pamokų iš tikrųjų. Tikriausiai girdite kodėl. Ir tikriausiai pradėkim. Tai šioje pamokoje uždėsime backgroundą ir tiesiog padarysim čia tą taip vadinamą footerį, kur parašysim kreditus ir panašiai. Tai manau pradėsim. Atsidarom savo index.html failiuką ir ką mes čia matom. Dar pas mane, kaip matote, nėra šrifto, tai yra todėl, nes persirašiau iš tikrųjų Windowsus į 10 ir dabar dar neįsirašiau, kaip matot, dar neįsirašiau Microsoft Office'o ir tikriausiai dėl to man jų nerodo, nes tiesiog kompiuteris nepažįsta. Tai tiesiog pradėkime. Ir dabar jau po šituo div turinys susikūrėm naują. Čia pasidarėme. Dabar neprisimenu. Div class footer ir div. Taip pat iškart einame susikurti stilių jam ir tai yra footer, ne? Tai footer ir clear both. Ir čia padarom, kad nuo šitos vietos nebeveiktų visi floatai, tai va šitie, kuriuos nustatėm anksčiau. Išsaugom ir, kaip matote, niekas nepasikeitė. Tai dabar apačia vėl naują divą ir klasę. Tai footer 1 ir pasirašom, tarkim, kažkokį tekstą, belę kokį, ir einam su stiliais žaisti. Tai footer 1 ir taip, with 976 pikseliai ir toneriai ir background color black ir dabar border 4 pikseliai solid grey ir pažiūrime, kaip matote, viskas gerai, tik tai nesusicentruota ir nesiskyręs. Tai margin 0 auto ir margin right auto, margin left auto ir margin top. Manau 5 užteks. Ir F5 ir kaip matote, padarykim 10.
tas ir neveikia, bet čia dar ir font size 15, tarkim, pikselių ir dar text align center ir matome rezultatą. Štai tokį paprastą. Tiesiog dėkim, žinoma, į span. Ir man žiauriai skauda gerklę. Ir visos teisės saugomos. Ai va, copy. Tai yra ta C raidė apibraukta mažytė 2014 ir be leidimų kopijuoti prieš tai draudžiama. Ir va, štai čia ta raidelė. Ir taip pat gal padarome čia font bold ir štai. Tai dabar beliko backgroundas. Tai viršuje susikuriame body, tam body blokui stilių, tai yra, kad visiškai visas būtų. Ir manau, kažkokį tai paveiksliuką įdėkime. Tai einam į Google ir vaizdus. Ir man va štai, tai background, tiesiog kažkokį. Man iš tikrųjų šitas labai patinka, nežinau kodėl. Iš tikrųjų geriau būtų, kad būtų kuo didesnis, tai tikrai žinosit, bus pritaikytas ant visų ekranų. Tai yra, nebus vieniems, kad tik tai įkištai čia, va, tokio dydžio, o bus grynai per visą ekraną. Tai tiesiog pasiimame adresą jo ir jo, copy ir background image ir štai taip pat background size cover. Tai tam, kad dabar matote, tas man paveiksliukas, jisai nėra visas, aš matau jo tik tą dalį, tarkim. Tai aš padarysiu, kad aš jį dabar matyčiau visą. Tai background size cover ir F5, ar aš išsaugojau, jo. Ir turėtų būti. Ir štai, iš tikrųjų yra. Matosi, jis kuo puikiausiai. Ir iš tikrųjų gana gražiai atrodo, gal net. Tai va. Nežinau, kodėl čia taip lėtai krauna šį kartą. Tai va. Jo, tai tiek šioje pamokoje. Ačiū, kad žiūrėjot. Dar kartą atsiprašau, kad nekėliau jokių pamokų gana ilgą laiką.
bet kaip matote, tam yra priežastis. Taip pat pakviesiu, jeigu norit, iš tikrųjų galite mane į Skype'ą pasikviesti, tai Webskills Martynas arba tiesiog nematytas 123 arba martynas@outlook.com. Užsukam į Webskills ir tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.